Esu Vaškys Antāns, skulptorius, dirbu liaudies mena stilistiku, darau skulptūras iš medžio ir iš akmens. Dirbu jau 45 metus tom darbu. Galiu save laikyti, kad tos srities profesionalu. Darydams tradicinius darbus, aš ir restauracijas kažkiek tai užsijam, labai perprantu tradiciją ir technologijas tų senųjų meistrų. Stengiaus laikytis tų kanonų, priimtus senų laikų ir bažnytinę kanoną, liaudies tradicijom kažkaip pasiremti, meistrystės visokių niuansų ir minimaliom primityviom priemonėm, bet ir pasiekiama didelė išraiška, kas ir pasaulyje ir vertinama jau nuo 20 amžiaus, nuo 19 pabaigus 20 amžiaus būdavo lietuvių skulptūra pristatoma parodos pasaulinės ten ir visur susilaukdavo dėmesį iš menininkų, iš profesionalų, o taip pat lietuvių profesionalą irgi rėmėsi tų liaudies menų. Čiurlionis labai vertina lietuvišką tradicinį meną, ypatingą žemaičių. Čiurlionį paroda dabar Japonijoje atsidaro. Prieš porą savaičių bendravau su Japonas, rodė afišą, tai būtent žemaičių kapinių vaizdas ir Čiurlionį parodos afišo Japonijai. Tai va kokie ryšiai ir tam liaudies menį. Bet aš darau iš savo kūrybą. Bandau ieškoti visokių įdomesnių medžiagų, įdomesnių medienų. Dažniausiai ir leipa ir ąžuolas. Leipa ir minkšta ir gerom sąlygom ilgaamžė medžiaga, o ąžuolas irgi ir keits, bet lauko sąlygom gerai laiko. Kai kas sako, kad ąžuolas tinka tik monumentaliems darbams, aš su to nesutinku, nes va čia štai ir visai mažiukų darbų, kaip tas Švents Kristoforas ir kūdikėlio veids ir kokie 3 centimetrą visą galvą ir puikiausia gal išdrožti. Čia priklauso tas požiūris. O aš tai dar klevą ir jaudalks. Čia jau technologinė tokia vingrybė, kada medis ir paliktas šiek tiek grybams apdaroti ir suteikti tam tikrus spalvas. Tokie atspalvė atsirod, priartė kažkur prie marmuro, tam tikrą prasme akmens tekstūrą. Piešu piešinį, tas piešinys arba viens prie viena, kokia bus skulptūra, arba dvigubai mažesnė. Čia konkretai, kiek aš suprantu, toks užmestas dvigubai mažesnė negu skulptūra natūrų. Ir jeigu matot, čia jau yra išdėstyta, kur medis bus, toks neryškiai, į kaip viską reikia sutalpinti. Bet dar reikia įsivaizduoti, kad medis niekuomet nebus kvadratinis, jis visą laiką būna apvalus. Tai čia prasideda. Čia net ir kojų ilgom surašyts maždaug tokias proporcijas, kad neklaidžiot maždaug. Pradėjau to sparną ir į gilį. Ton sparną, kaip išdrožiau, drožyti sekundį, kas ten toliau vyr. Ir vis gilin, visą priekį išsidroži, ir paskui jau iš antros pusės, jau ten dar grečiau viskas vyks. Ne vienu metu patirtis, taip kad padaryti. Dirbi ir mokās čia. Bet ta metodika yra renesanso laikų, nes ten ir saugi. Ir jeigu čia kas nors nepavyks, jeigu ten už nugaras nepadarė, tai ton visą galvą ar aršlį galvą gali patraukti, nudrožti toliau. Geresnį variantą. Toks įrankis. Čia ir vadinas vedega. Prieš kokį 100 metų kiekvieno kaimo sodyboje toks įrankis buvo. Čia kaip kirbuks, bet jeigu jums reikėtų išimt kokį geldelį, kokį indėlį, tai su tokiu skaptau dabar man apsiaust. Nereikalinga detalė. Aš ploninu, taip. Kam aš dabar imsiu kaltoką į kalsų, jeigu aš galiu išnaudot tokius įrankius. Paprastas kirvis. Nereikalingas tas kameras. Tai čia kaip pasakė, kad ir būgnus gal stylės kombėlė. Daug gal su kirviu padarė. 70 kaltų tur. Pradedant paties darbai, baigant šveicarų ir austrų. Per storo biškis ir įlinkusiom veitų įdubimams. Tai va. Ir čia kryptis turi
stebėti. Matyt, mažiausiai rankiuką įmūna iš adatas siuvamosios padaryti. Čia irgi ir kaltuks. Dabar įsivaizduoju, kokį dydį va. Akių, jeigu norė. Vat reikėtų čia įsivaizduoti, jeigu ta galva tokia dydį, reikėtų akių kampus ten grina sutvarkyta. Primint kažko tai chirurgų įrankius ir ten čia visur vat užlyst būdavo problemų, o su tas vat, nu, kaip ani londi ir tokiai žemait pasakyms ir londus, kaip pelė. Aišku, dabar ir meistra, kur naudo labai daug techninių, visokių elektrinių prietaisų, bet man tas biški. Aš matyt esu biški senamadiškas, kad aš daug ir kirvi darbą naudoju, kur kiti naudoja pjūklą, benzopjūklą ar ten kur. Visą laiką noriu turėti namus Jurgį, tai asmeniškai esu padaręs neypatingo daug, gal čia 10. Lenkia juo, viens ir bažnyčio, su visu koplytstulpiu, Baltstogės mieste, Švento Kazimiero bažnyčia. Kits ir Kernavėje, Lietuvos pirmojo sostinė, Sartininko miestelė, nu ir pas privačius. Ir 2 Jurgius tur Lietuvos muziejai, nacionalinis ir Alkas muziejus jį nupirkė žmonės. Jurgis ir iš liaudiškosios skulptūros, ko gero, pats sudėtingiausias. Ir toks dekoratyviausias, daugiausia spalvų. Arklys visą laiką būna balts arba pilks su baltas obuoliukas toks. Bet jau šveisus arklys. Nu, tokia tradicija. Balti arkliai visuomet šventi buvo. Sakralinis gyvulys buvo. Kitas spalvas, apsiaus raudons, mėlyns, rūba mėlynį. Raitelį rūbus irgi baltų detalių. Čia jau fantazijai būdavo begalinį ton drakoną. Padariau, prisiminiau, tai Audigo dar ir gyvatės galva. Amžinatelis meistrus toks Jonušus skydavo, kad čia ypatinga senų skulptūrų detalė buvo. Blogis iki Audigos galiok. Visi ir tas sparnus darydavo skirtingą. Irgi labai įvairių variantų ten ir pirmiausiams į gražus. Ir vertingas kažkokį materialinį prasme. Jurgis ir raitelis, durantis smaką, kažkokį, slibiną. Pats raitelis tai jau ir vaizduojams kaip romėnų kareiviai rūbas. Meistrelė labai įvairią tus rūbus keit, šalmą skirtingą. Lietuvė prie to apsiausto prideda skydą. Ir ant skydą į toks vaizduojams kryžius, liktai maltas kryžius, bet irgi meistra kiti nupiešdavo saulės, tokį daugiau saulutė tokį. Gal žiūrėti ir saulę, ir kryžių. Pasaulyje nebūdavo, ton skydą kažkaip kitą pavaizduodavo. Vieni meistra vaizduoja, kad iš kairės į dešinę jo arklys, kiti iš dešinės į kairę. Kurie iš dešinės į kairę dar vaizduoja, kad su kalaviju, nes kalavijais buvo nešiojams, kaip žinot, kairėje pusėje, kad galėtų su dešinė ranką ištraukti. Dar būdavo variants, kad beietis su to pačiu kalaviju dar kert. Ten iš viso sudėtinga kompozicija. Labai retas Jurgis vaizduojams iš viso be arklį. Ir grina ant žemės smeigton, reiškia, smaka žemėn. Ten pilno kompozicijų tai dar vaizduojama karalaitė, nes tas Jurgis gelbė princesę. Ir tas labai siužets ir toks populiarus ir liaudis pasakos ten. Tai vans artėms, aš kaip suprantu žmonėms. Nors meistrystės prasme, iš tikrųjų ir labai daug reikalau darbą, laiką. Viskun jau netol mėnesį. Menotyrininkė kažkokį parašė, saka, dažnai Jurgis smeigton slibina ir net nežiūri į ją. Į sunku tą žvilgsnį. Ne viens meistrus mėgina nukreipti bet ton žvilgsnį, bet neišė, nepataik. Dažnai tas žvilgsnis tepi pro šalį jėn. Kurama visai kita teorija, kad ten abejingoms. Ne, čia visai iš techninės pusės yra. Nes jums toks kaip ir jauns, kaip ir sens, tai aš tokį vidutinį amžiaus dara. Ir kažką prisimenu savo senėlį, buvau savanoris, ten nuotraukos. Iš 18 ar kokių 19 metų, tai ten su draugos ir visi su ūsas tokiai karžygė. Tai ūsai ir atsirado.